Sveiki, bandau ragų šiandien pasiieškoti. Pasirinku tokias potencialias daugmaž vietas, kur galėtų žvėrys lankytis, apsistoti. Kodėl dabar būtent čia pasirinkau, tai šalia yra laukas. Šalia yra laukas ir nemažai kas laukuose susiranda ragų, bet šalia yra ir kažkoks tai revas, kažkoks tai šitas upelis ir esu girdėjęs, kad, na ir šiaip žinau, kad laukuose dažnai būna pameta laukuose, tai sako, traktoristai būna berdami tenais randa ar kažką, kiti tai dar mėgsta su keturačiais tiesiog važinėtis ir ieškoti po laukus, bet mes tai to nepalaikom, nes kiti dar ir apskritai būna žvėris ten vaiko ir panašiai. O kas dar dėl paties upelio, tai sako, būna iš miško pareina, iš miško žvėrys pareina, tam, kad eitų link lauko, tenais būna užsodinti kažkokie pasėliai, tai jie būna eina pasimaitinti. Ir dažnai būna, kad per upelį tiesiog lipa per upelį ir gaunasi jau tie ragai būna taip vos ne vos laikosi. Ir jie pameta ten kažkur tais. Aišku, čia tai labai gilu, bet per tą tokį revą lipdami pameta tuos ragus. Arba tarkim pereina visai sklandžiai ir tada palenkia galvą čia kažko tai ėsti ir taip ir čia pameta. Tai tiesiog tokias potencialias vietas apeina, apsižiūriu. Visai smagu būtų rasti kažkokio elnioko ar briedžioko. Tai pabandysiu apsidairyti čia aplinkui. Įlindau į miškelį ir visai matau padarinių. Tai nudrožtos pušelės. Dabar tai sunku pasakyti iš tikrųjų, ar čia šernas nugarą kasysi, ar čia kokie mažiokai, gal stirnaitės kokios atėjo biškelį ragų padildinti. Tai pereisiu dar, pasižiūrėsiu toliau. Ir kitokios veiklos matom yra buvę. Dairausi čia kažkur, bet kažkaip labai mažai. Čia kažkoks praeivis turbūt tik tais padarė tokius padarinius ir dingo, nėra, kad čia būtų nuolat. Kažkoks senas ribožygis. Ėjau visai šalia mažo upeliuko, o kaip išplatėja. Čia bebrų darba. Turbūt viskas nesigau šiandien. Yra ir prilaužyta, ir nulankstyta, ir pasituštinta labai daug, bet visas sklypas čia skersai išilgai išlakščiau. Tuščia nieko, toks jaunuolynas, gana nemažas toks gavosi. Visai čia ir takų buvau radęs, žvėrių takų, kur matosi, kad eita po daug kartų, labai daug išvaišyta, pėdsakai panašiai, bet ne, nieko visai tuščia. Tik to šį kartą tiek, kada nors gal kitą kartą. Iki.